Labas, Mantai. Labas. Žinai, prieš podcastą galvojau, jeigu manęs paklaustų, kokia yra viena saugiausių mašinų, tai sakyčiau Volvo tikriausiai. O jeigu manęs paklaustų, kas yra geriausias testuotojas Lietuvoje, tai pasakyčiau, kad Mantas Aniulis. O yeah. Tai va, tiek yra stipri sąsaja man su tavo profesionalumu, ar ne, tavo dėstymo kokybė, kad, kaip pasako, kokybė ir testuotojas, ką rekomenduotum, tai iškart žinau, ką rekomenduoti. Tai Ačiū. Labai smagu, kad tu čia, labai smagu, kad tu esi tarp mūsų Code Academy dėstytojų. Tai podcastą taip tradiciškai pradėkim apskritai, kas tas testavimas, nes tikrai yra klausančių, kurie, daugiau mažiau žino, kad ten yra bugų medžiotojai, bet ką iš tikrųjų jie ten daro, nelabai jam aišku. Tai kas įeina į šitą savoką apskritai, ar ne, ir kokias rytis apima tas testavimas. Tai tikriausiai teko girdėti ar matyti QA. Ir kaip galvoja, aš klausimą iš karto užduosiu, kaip galvoja, QA ir testavimas yra tas pats ar ne? Tai va, šiandien su savo draugu, kuris IT dirba, diskutavau, sakau, čia skiriasi ar nesiskiria? Sako, kaip kai kurie vadina kaip sinonimus, bet iš tikrųjų skiriasi. Sakau, gerai, šiandien man tu paklausi. Taip, tai iš tikrųjų skiriasi, tai yra QA Quality Assurance, tai yra žymiai plačiau apie, tarkim, defektų prevenciją ar procesų pagerinimą. Ir yra tada testavimas, kuris yra dalis Quality Control. Tai jeigu tai pažiūrėti, yra burbuliukas QA, tada Quality Control, tada Software Testing, tas testavimas. Ir testavimas labiau fokusuojasi jau ne tik į bugų radimą, bet ten yra daug veiklų, kaip analizuoti reikalavimus, kaip apsirašyti testavimo atvejus, kaip pasiruošti tam testavimui ir tada tas ateina pats testavimas ir jo atšakų krypčių yra labai daug. Tai jeigu pažiūrėti vieną sertifikaciją, kiek yra sertifikatų, tai bent jau 23. Šiai dienai, kur testuotojas gali nueiti ir specializuotis, kaip sakant. Tai taip atsakyti paprastai vienu sakiniu, kas yra testavimas, gan sunku, bet tai yra procesas, kuris padeda užtikrinti, padeda pagerinti tą kokybę, bet per daug testavimo visokių veiklų. Ir jeigu kalbant apie tave, ar ne, tiek daug sričių, kur tu fokusuojasi labiausiai ir kaip apskritai iš visos gausybės IT sričių, ar ne, būtent šią pasirinkai? Tai dabar mano fokusas yra labiau test management, tai vis tiek yra testavimo komandos valdymas, tai labiau tokiam lygmenį, bet aišku, reikėjo praeiti visą tą kelią nuo pat pradžių, nuo junior pat testuotojo, žinau, ką tai reiškia, žinau, kiek laiko užtrunka ir tiesiog tas pozicijas keičiant, eini į viršų. Tai ties testavimu ir apsistojau, iš tikrųjų, tai 14 metų bus greitai pakankamai. O nuo ko pradėjai moksluose ir jeigu tai plačiau jau pasakojant, nuo pradžios iki dabar? Jo, tai 20 metų, iš tikrųjų galim grįžti atgal. Taip. Tai kai man buvo 16 metų, tai tėtis atėjo su laikraščiu ir parodė, kad sako, žiūrėk, yra tam tikri kursai, IT, gal tave domina, nes užteks geiminti. Tai realiai galvoju, jo, visai įdomu. Ir sako, IT bus perspektyvų, tai Šiauliuose vykdavo kas antrą šeštadienį kursai. Tai aišku, reikėjo ten pirmą įstoti. Ir taip 2 metus, nuo 16 iki 18 metų, važinėjau kas antrą šeštadienį į Šiaulius ir praleisdavau ten pusdienį. Ten suvažiuodavo iš viso regiono studentai, tokio pat amžiaus, ir mes mokėmės bendrinių IT dalykų. Ir tada man kaip ir buvo aišku, norėčiau tikriausiai su IT stoti, tai stojau į VGTU, inžinerinę informatiką, tai ką rašiau pirmų numerių ten ir pavyko įstoti, tai tas gerai. Ir ten 4 metai ir dar plus 2 metai magistratūros. Tai mano specializacija yra informacinės sistemos, pirmi ten 2,5 metų buvo bendriniai, o paskui jau grinai informacinės sistemas. Ir per tą laikotarpį dar teko pabūti ir Danijai, Erasmus. Tai ten visiškai atvėrė man akis, kaip vyksta mokslai, kaip mokosi ir kokio lygio žmonės susirinka. Ir į tą testavimą aš atėjau 22 metų, tai grinai po bakalauro. Ir mano pirmasis toksai profesionalus darbas ir prasidėjo nuo junior testuotojų. Ir taip iki dabar 14 metų. Tai tokia 20 metų kelionė, 6 metai pasiruošimo labiau ir 14 to jau pačio darbo. O karjeros prasme irgi, sakai, teko pabūti ir junior pozicijoje, tai kaip ir visiems. O galbūt nuo praktikos prasidėjo, koks tas pirmas žingsnis ar ne po studijų jau? Praktikos tokio kaip testavimo nebuvo visai, tai praktiką teko atlikti ir savivaldybei.
ir teko atlikti pačiam universitete, bet nieko bendra su testavimu. Nes problema buvo tokia, kad netgi mokantis universitete mes neturėjom nei vieno, kaip sakant, kurso ar pusmečio modulio apie testavimą. Mokantis Danijoje lygiai tas pats nebuvo. Tai dažniausiai buvo tokie bendriniai topikai ir mes tarp kursiokų visą laiką klausdavom, tai kas iš mūsų bus. Nes mes viską imam plačiai, bet nieko giliai. Tai nei programavimo, nei ten analitikos, nei architektūros. Viską taip po biškį. Netgi filosofija, etika, kūno kultūra, tokie topikai. Bet viskas gerai gavosi ir aš dabar suprantu, ką mes mokėmės ir kodėl mokėmės. Ir šiai dienai tikrai praverčia. Tai, žodžiu, praktikos kažkokios kaip ir nebuvo, buvo junior pozicijos, ar ne? Ir iš junior kaip jau pradėjai kaupti patirtį, kur buvo toks, jau sakytum, pirmas darbas, kada jau žinai, ką darai. Tai dar gal papasakot, kaip aš atsidūriau junior poziciją, nes pakankamai gal juokinga. Tai buvo 20 metai ir dar, buvo dar krizės metai ir krizės atsigavimo metai. Tai tuo metu darbą gauti buvo, be šansų beveik. Tai teko vasarą išvažiuoti į Angliją, kaip tradiciškai padirbėti ir sugrįžus bandyti gauti darbą. Tai aš paėmiau tokią paprastą, labai nevykusią strategiją, paimti kuo daugiau CV ir išsiuntinėti kuo daugiau vietų, nes reikėjo darbo. Ir viena iš tų vietų buvo junior testuotoja vieta. Ir juokingas momentas, kad buvo pasibaigęs realiai skelbimas tuo metu. Ir aš kai jau, aš nelabai žinojau, kur aš atėjau, nes labai buvo daug pokalbių. Įvairias kompanijas. Ir kai atėjau, tiesiog iš klausimų supratau, kas per poziciją, ir manęs paklausė, lygiai to pačio klausimo, ką šiandien paklausė nuo pradžių, kas yra testavimas. Tai aš tikrai atsakiau visiškai į kitą pusę, nes aš tiesiog nežinojau. Bet davė tokį praktinę užduotį ir darant praktinę užduotį aš supratau, kad aš norėčiau tokio darbo. Vien bedarant. Po 30 minučių sako, viskas, baigiam, atiduok, ką ten parašai. Sakau, galiu dar 15 minučių, nes man labai patiko ir turiu dar daugiau idėjų. Tai aš ten dar parašiau ir man atrodo, tai sužaidė, kad, sakiau, patiko mano darbas, tas darbas, aš norėčiau jį, ta prasme, daryti ir atlygis man nesvarbu. Aš norėčiau susimokėti už komunalinius, norėčiau susimokėti už maistą ir viskas, man nesvarbu, kiek mokėsit, aš norėčiau. Ir tą pačią dieną ar kitą dieną aš gavau skambutį, sako, jeigu nori, prisijunk. Tai tai prasidėjo ir iš junioro į tą mid-levelio testuotoją, tai užtruko man gal 10 mėnesių, kažkas per pirmus metus. Ir paskui, būnant toj kompanijai, atsirado toksai kaip ir noras išsibandyti save tarptautinį areną. Nes projektai buvo lietuviški ir galvoju, kad vis tiek, girdžiu jau draugai tarptautinėse kompanijose dirba tarptautiniai projektai, anglų kalba. Tai norėjau ir aš tą pabandyti ir vien dėl to išėjau į kitą kompaniją. Nors man ten viskas patiko. Superinė kompanija, superiniai projektai. Tai bet vien dėl to išėjau ir tada gavau to tarptautinės patirties. Teko paskraidyti nemažai į Skandinaviją ir perimti darbus, atvežti Lietuvą, prisidėti prie komandos formavimo. Tai buvo irgi nuostabus 2 metai ir aš niekur nenorėjau eiti. Man viskas buvo labai gerai, faina. Bet headhuntino. Tiesiogiai paskambino, sako, irgi atsidaro kompetencijų centras ir tada reikia tą irgi patirtį pervežti Lietuvą, komandą prasiplėsti. Tai taip atsidūriau kitoj kompanijoje ir ten praleidau beveik 9 metus. Ir ten gavau visiškai tokią patirtį tarptautinę, pažintis ir sudėtingumą tų projektų. Tai nuostabus laikas. Ir dabar tas kitas etapas jau yra toksai modelis, tarptautiniai projektai, šiek tiek ant savo, dėstytojavimas, tokio mikso labiau. Labai smagu girdėti. Ir man tai labai įdomu, žinai, kai pačioj pradžioje nupiešiai ore burbuliukus. Tai norėčiau juos giliau įnerti, ar ne, ir tas visas 3 sritis, kad šiek tiek pakomentuotum giliau, kad ateitų supratimas žmonėm. Nes, sakau, kai kalbuosi su žmonėmis, kurie dar labai negilios ar ne jų žinios, tai galvoju, kad testavimas yra vienas ir tas pats. Aš atsisėdu, protestuoju, pasižiūriu, ar ten viskas gerai ir viskas užsibaigia. Tai man norisi, kad sulaužytum šitą mitą ir atvertum šiek tiek akis, kad yra daug sudėtingiau negu atrodo. Tai vienas iš tų mitų yra, kad testavimas yra lengva ir kad gali daryti bet kas. Tai testuot gali pradėti tikrai bet kas.
Nu, ten, tarkim, ir programuotojai pasitestuoja, analitikai pasitestuoja, žmonės kažką padaro savo mini projektą, testuoja, tai visi tą daro ir tam tikram lygmenį. Bet jeigu tą nori daryti profesionaliai, tai vis tiek reikia šiek tiek ir teoriją žinoti ir kaip tą teoriją praktiškai pritaikyti. Tai čia atsiranda ir technikos įvairios, metodai, metodologijos ir betaikant jas praktikoje, tu pramoksti labai daug dalykų. O gal gali pakomentuoti irgi plačiau, kokie jie? Technikos būtent ar kas. Tai tų technikų, jeigu pagal ISO standartą žiūrėti bent jau 20 iškart galima atrasti, bet jeigu tokias pagrindinės, tai yra black box, white box, experience based technikos, tai juodos dėžės, ten yra 5, tai tarkim equivalence partitioning, decision tables, boundary value, aišku, tie terminai čia nieko nesako, bet tiesiog skaitant literatūrą, ruošiantis egzaminui, viskas ten yra, kaip sakant, padengta ir jeigu bent jau tuos dalykus testuotojas žino ir jis bet ką betestuotų, gali vieną iš tų technikų iškart išsitraukti ir pritaikyti. Ir tai bus žymiai efektyviau negu testuoti be plano ar bet kaip. Tai čia tom ir skiriasi tai, kas testuoja, kurie nežino ir testuoja, kurie šiek tiek jau žino ir yra pasiskaitę. Tai tas testavimas. Apie tą QA, Quality Assurance, kurį minėjau, tai yra tiesiog kokybės užtikrinimas, bet čia eina labai daug dalykų. Ir už tai atsakinga visa komanda, ne vien tik testuotojai. Ir kas man kiščiausia, žiūrint skelbimus, ne? QA, tarkim, engineer parašyta. Ir pasižiūri, ko prašo. Nieko neprašo apie QA, nieko neprašo apie engineer. Jeigu ten būna techninis koks niuansas įdėtas, ten reikia žinoti ten API testavimą. Tai viskas, kas su to engineer susiję. Daugiau nėra. Ir tada klausiu, galvoju, o kodėl nėra tada QA developer, QA BA, QA ten kitos rolės parašyta. Keista, bet QA tai asocijuoja su testavimu. Ir dažniausiai skelbimuose to neprašo. Nes QA yra apie, kaip sakiau, procesų gerinimą, kaip, tarkim, nepadarytų pačių defektų, kaip defektų prevenciją atlikti, ir tokie labiau generic dalykai. O testavimas jau grinai giliau būtent į patį testavimą. Tai žodžiu, mitą, kad testavimas yra siauras ir lengvas, visiškai laužai, ar ne? Visiškai. Tikrai nėra siauras, nesakau, vien pasižiūrėjus, ką galima mokytis, kiek galima, kur specializuotis, yra labai labai platu. Ir man pradžioje karjeros tai buvo ir iš artimų, ir iš draugų, tai po 2 metų testavimo sako, tai gerai. Užtenka, kur toliau. Ką toliau darysi? Tarsi testavimas buvo kaip pradinė stotelė kilti karjerui. Toks buvo mitas, bet tuo metu ir Lietuvoje keitėsi, kad labai daug tarptautinių kompanijų atėjo. Testavimo lygis pradėjo kilti, ta branda atėjo, daugiau žmonių pradėjo domėtis. Daugiau iš tarptautinių kompanijų žmonės atvažiavo į Lietuvą pradžių irgi tą žinias perduoti. Tai tas lygis kaip visas pakilo ir atėjo supratimas, kad to testavimo reikia daugumai organizacijų ir, sakyčiau, daug kas pasikeitė. Ne tai kaip pačioj pradžioj. Tai gal gali irgi pakomentuoti, kaip pačioj pradžioj netgi tavo darbas atrodė, ar ne, ir kaip jisai dabar atrodo tokiam palyginimui, nes norisi prasibėgti, nes tikrai daug patirties, ar ne, ir plus, kaip tavo atrodo, kaip artimiausi 5 ar 10 metų atsižvelgiant į visas tobulėjančias technologijas ir, aišku, dirbtinį intelektą. Aš atsimenu savo pirmą darbo dieną, kai atėjau, tai mane pasitiko su torto ir tai nebuvo dėl to, kad aš prisijungiau, tiesiog buvo kompanijų tradicija, kas kiekvieną savaitę pirmadienį valgė tortus kompanijų, tarp komandos. Tai tokia buvo pradžia, puodelis kavos, arbatos ir tiesiog supažindinimas ir kasdienybė tokia būdavo, kad tu ateini nežinai, ką tu gausi. Kartais reikia bėgti, pertestuoti defektą, kartais kelios dienos iš eilės reikia ruoštis testavimo atvejus, skaityti reikalavimus, gilintis, analizuoti ir tada pats testavimas. Kitą kartą kažkas labai skubaus, reikia padėti kažkam. Tai labai dinamiškai ta diena gali būti, bet mano pirmi 2 metai buvo labai, labai, sakyčiau, sunkus, nes reikėjo derinti ir studijas, ir testavimą. Tai nuo 8 iki 5-6, nuo 6 iki 10, tada namų darbai, miego 5 valandos, tada vėl ir toks laikotarpis. Gal netipinis, sakyčiau. Ir dabar tai viskas kitaip, tai tu žiūri, kaip komanda testuoja, ką jie daro, kur reikia daryti patobulinimus, skaitai informaciją papildomą, domiesi, ką įvesti, kaip procesus pagerinti.
tai visiškai skirtingai. Ir labiau tom žiniom daliniesi, kad ir kiti auktų. Tai junioro pozicija visiškai, tarkim, kur esu dabar, skiriasi labai. Toks praeitam podcast'e pašnekovė sakė, pasikelti droniuką ir žiūrėti, žinai, iš viršaus, tai čia skamba labai panašiai, kur pradžiai tu bandai susirinkti viską ir eini tuo jau tau nubrėžtu, atrodo, keliu, dabar ne, kai auga žinios, tai auga tas ir matymo, ar ne plotas, jau gaunasi toks bendras ne tik savo darbo, bet viso, galbūt ir projekto, ir net įmonės, ar ne, bendro vaizdo matymas. O kaip dėl ateities? Dėl ateities. Jo, pamiršau šitą klausimą visai. Geriau po vieną manęs klausti. Tai sunku atsakyti, kas bus po 5 metų ar po 10, bet aš visą laiką ir studentam atrodo, kur aš galvoju, ta ateitis bus. Man atrodo, VR-ai, AR-ai, akiniai, daugiau tokių sistemų, kur galėsi, tarkim, ore svaipinti, reikės testuoti tokias sistemas ir labiau su dirbtiniu intelektu. Tokios pažangios technologijos. Aišku, bus labai daug sistemų, informacinių sistemų, kur reikės testuoti kaip ir yra, nes niekas ten per metus, per 2 nepasikeis. Tai bus daug tokių projektų, bet aš tikiuosi, kad atsiras daug įdomesnių tokių projektų būtent su tom technologijom ir reikės testuotojams persikvalifikuoti patiems, domėtis ir testuoti. Ir praeitą mėnesį buvau ir asamblėjoje Budapešte ir tada prieš tai Japonijoje, tai kalbama yra labai daug apie tą dirbtinį intelektą, kad testuotojams tiesiog nenori, reikės domėtis, reikės išmokti, nes jeigu ne, per laiką iškris iš rinkos. Tai manau, link tos pusės. Tai čia, jeigu atsakant į klausimą, testuotojai dirbtinis intelektas priešas ar draugas? Draugas, visiškai draugas. Bet kas nesimokys, tam pataps priešu, nes tiesiog bus sunku išgyventi. O jeigu kalbant apie tokį patį įsimintiniausią tavo projektą, kaip ir sakiau, gali nevardinti kažkokių įmonių ar ten kažko, bet kur tu daugiausiai išmokai, kur daugiausiai išsineši ir tavo iki gyvenimo galo atsiminsi tą patirtį? Ar turi tokį? Testavimo pagrindus man padėjo visiškai pilnai pirma kompanija, 2 metai, nes aš turėjau mentorę ir mentorių, techninį mentorių, tai 2 žmonės ir aš kiekvieną dieną bombarduodavau klausimais. Tai aš per tuos 2 metus pasiėmiau labai daug iš tikrųjų, o visur kitur tiesiog reikėjo praplėsti viską. Bet jeigu taip įsimintiniausias projektas ar tokia pradžia, tai buvo, kai aš jau turėjau apie 5 metus testavimo patirties, techniką žinau, atrodo, čia jau testavęs N projektų patirties yra, turėtų būti lengva ir gaunu aplikaciją. Ta aplikacija yra susijusi su finansais, tradinimo aplikacija, ten, kur vyksta prekyba. Ir aš nieko negaliu padaryti per pirmus 3 mėnesius. Aš surandu tokias mažas klaidas, tokias kosmetinės, kad niekam neįdomu. Ir problema buvo, kad nesupranti biznio, nesupranti verslo, kaip ta prekyba veikia. Tai reikėjo tiesiog pasinerti į finansus, investicijas, skaityti daug knygų, žiūrėti pavyzdžius, kaip klientas testuoja, ką daro ir tada tik tais pradėti gaudyti tos normalius keisus. Tai tas man labai įsiminė, kad tu gali būti geras, ant kiek tu nori, iš techninės tos pusės, bet jeigu tu nesupranti biznio, nesupranti verslo, tau labai trukdys ir tu turi mokytis. Tai buvo toksai mindshiftas toje vietoje ir bet kur benueisi, verslas, ta logika yra labai svarbi. O dabar tu turi ir vienokios ir kitokios patirties, tai kas, pavyzdžiui, tau atrodo lengviau dirbti, žinai, kaip būna freelanceriai irgi, dirba su daug skirtingų įmonių, ar kaip tik susitelkti į vieną klientą, į vieną įmonę ir dirbti in-house? Tas mėtymasis, šiftinimas, perėjimas iš vieno projekto iš karto kito, nėra produktyvų. Aš pats turėdavau projektų, kur per dieną pasikeisdavo, sužiūrėti reikia 4-5, kaip komanda darbuojasi ir daugiau. Tai testuotojams tai nėra lengva. Gerai, jeigu ten gali multitaskinti, keisti iš karto kontentą labai greitai, bet yra žmonių, kur negali. Ir tas tada būna labai sudėtinga. Tai priklauso nuo tipo žmogaus ir vienam lengva ten, kitur lengva ten. Bet aš skaičiau tokią fainą knygą One Thing, vadinasi vienas dalykas ir ten labai rašo, kad geriau fokusuotis į vieną dalyką, atlikti tą vieną dalyką ir prie kito, negu daryti 3-4, kaip sakant, paraleliai. Tu dar anksčiau šiek tiek pokalbį paminėjai, kad būna taip, kad patys developeriai ar net ten prasitestuoja ir
Kaip dažnai tai būna klaida, nes tikrai yra tokių įmonių mažesnių, ar ne, kur irgi kuria kažkokius savo produktus, projektus ir galbūt neturi ten didelio tymo ir patys žmonės ten, sakau, ir developina ir testuoja ir visą, ką daro nuo A iki Z. Tai kada tas būtent testavimo specialistas jau yra tikrai reikalingas, kada jau supras, kad man reikia samdyti dar vieną žmogų tikrai į tymą? Aš sakyčiau, kad žmogus būtent su patirtim testavimu visada pridės papildomos naudos, tai reiktų jį turėti, bet ne visi su tuo sutinka ir bando be. Iki tol, kol nenudega. Kol kažkas neįvyksta produkcijai ir supranta, kad vis dėlto reikėtų gal kitokio mindseto. Bet jeigu komanda, tarkim, yra nedidelė, ten 10-15 žmonių ir visi yra seniorai developeriai ir kai kurie gal iš jų buvę testuotojai, ar bent jau pasidomėję apie tai, tai jie puikiai išsisuka ir be tų testuotojų. Tai viskas priklauso, kaip komandos yra struktūrizuotos, vienur reikia, kitur nereikia. Jeigu paimt, kaip Google testuoja savo softą, tai ten tiesiog parašyta knygui, kad testuotojų tokių nėra, patys programuotojai yra testuotojai, visi techniniai. Tai jų toks approachas. O kitose organizacijose net neįsivaizduojama, kad nebūtų komandos, tai būna keli šimtai testuotojų. Tai sunku atsakyti, bet labai priklauso ir nuo koks yra produktas. Ar tai yra safety critical sistemos, tos labai labai svarbios, ar tai yra labiau tokios, nežinau, webinės, webshopinės, kur netiek gal susijęs su sveikata žmogaus, kur netokia didelė rizika, tai dar ir nuo to priklauso. Ir tu sakai, kol nenudega, duok pavyzdžių. Tai tiesiog dar dabar stovi skaidrė prieš akis, kiek trilijonų yra prarasta pinigų per metus dėl įvairiausių bugų, dėl įvairiausių problemų. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kad jeigu atsidarai appsą ir appsas, kuris ten yra vienos kompanijos, 4 appsai ir neveikia, tarkim, pusdienį. Tai per tą pusdienį, tarkim, milijonai žmonių nueina į kitą platformą, nes sako, šitą nepatikima. Ne? Tada akcijų kaina tos kompanijos krenta. Media visa. Tai nuostolis didžiulis, o pasižiūrėjus, kas ten kaip nutiko, buvo galima pagauti gal testavimo metu. Bet visko neištestuos, vėlgi, čia neįmanoma. Bet čia dar yra ta pinigų kaina, bet tuo pačiu yra ir įvaizdžio, netgi sakyčiau, kaina, ar ne, kai, nežinau, klientas bando ar užsipildyti kažką, nesvarbu ar nusipirkti, nesvarbu koks atvejis, tai tikriausiai jis pas tave nebesugrįš. Tai ne tik, kad čia ir dabar galbūt krenta, ar ne, bet tiesiog jis yra nepatenkintas, o dar blogiau, kai, pavyzdžiui, tu esi vienintelis, neturi galbūt konkurentų, yra ir tokių atvejų, ir kada tavo platforma neveikia, tai tada tu gauni, tavo customer supportas gauna labai daug neigiamų žinučių. Jeigu yra iš ko rinktis, tai aišku, išeina ir nebegrįž, bet jeigu nėra iš ko rinktis, tai žmogus sugrįž, bet bus nepatenkintas. Taip, ir man labai norėtųsi dar galbūt irgi iš praktikos, ar ne, mes pasikalbėjom apie tą tavo įsimintiniausią gerąją prasme, ar ne, bet tavo didžiausi failai, kur tikrai pats supranti, kad čia buvo padaryta klaida. Aš šitą klausimą gaunu jau ne pirmą kartą ir interviu vaikštant. Ir kai gavau pirmą kartą, mano atsakymas buvo, aš tai pergalvojau per viską, tokio ryškaus didžiausio failo, aš neatsimenu. Vyksta tie visokie failai kasdieniniai, bet tai ten, normalu. Bet kad kažkas būtų tokio, kad projektas ten nepasileistų dėl kažkieno klaidos, dėl mūsų, aš tikrai nepamenu. Ir jeigu ir taip dabar būtų, vis tiek negalėčiau sakyti, bet tokio didžiausio aš neatsimenu ir nueinu į kitą interviu, dar kitą aš vėl gaunu tą patį klausimą. Ir manim netiki. Tai dabar gaunu tą patį klausimą, aš vėl sakau, kad tikrai negaliu pasakyti, nes tokio ryškaus labai nebuvo ir tikiuosi, kad nebus. Žiūrėk, pasitvirtina mano pirmas sakinys podcast'e apie kokybę. Taip, ir man dar irgi svarbu paliesti tą būtent rezultatų matavimą, nes yra tokios profesijos, ar ne, kur tu tiesiog turi tam tikrus rodiklius, ar ne, pagal kuriuos matuoji savo darbo sėkmę, savo projekto sėkmę. Tai kokie tie rodikliai būtent yra tavo srityje? Tai kaip ją įsivadiname. Taip, tai yra tų rodiklių testavime ne vienas, jų yra tenais
tikrai virš 20, jeigu taip skaitant, bet iš jų reikia irgi atsirinkti. Ir būtent ką matuoji. Ar tu matuoji būtent tą kokybę, nes kokybės yra ten kiti kriterijai. Jeigu ten testavime, tai kiek testavimo atveju ten, tarkim, praleidai, kiek sufeilino, kiek supesino, o kiek tu dengi, tarkim, reikalavimus su savo test cases. Kiek tavo automatiniai testai dengia, kiek kodo išsiveda tenais procentas. Ir visą šitą sudėdi bendrą paveikslą ir pagal tas metrikas jau žiūri, ką daryti. Tai va čia atsiranda toks monitoringas ir jeigu viskas tvarkoja, nieko nedarai, jeigu kažkas matai negerai, jau eini tą kontrolę ir eini siūlyti, ką padaryti geriau. Tai tų metrikų tikrai yra nemažai, tik reikia žinot, kur jas imti. O jeigu, kadangi tu jau dabar esi tikrai jau senior lygio ir turi galbūt ir, kaip supratau, savo timą, ar ne? Tai kaip tu suvaldai juniorus ir kokias pamokas, va tokias pagrindinės iš tavęs ateina jie mane, tokie pagrindiniai patarimai, ką vertėtų žinoti tik atėjus dirbti? Tai vėlgi priklauso kur. Jeigu su testuotojais juniorais pradėti, tai vėlgi yra ten vienas planas, ten developmento planą pasirašom, pasidarom, kaip jiem ten tobulėti, nes ateina su skirtingais įgūdžiais, vieni labiau tech, kiti labiau soft. Kiti ateina, būna vienaragių, tokių kaip vadinu, unicornų, kurie moka nuo visko pabiški, bet yra reta. Tai pagal tai žiūrim, kokį ten planą su jais iš tikrųjų daryti. Jeigu su studentais, Code Academy, tai ateina visi žali. Tai vėlgi per pirmas paskaitas pamatai, kur kas kaip ir jau tada žiūri, laviruoja, kaip su jais reikės dirbti. Tai yra, kaip sakant, individualiai tie tokie planai. Bet aišku, visas onboardingo planas yra paruoštas, ten pirmit, tarkim, 90 dienų, detaliai, ką iš biznio pusės pažiūrėti, ką iš testavimo pusės pažiūrėti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ką paskaityti, tai yra kaip ir sudėliota. Bet jeigu dabar paprašyčiau 3 pagrindinių patarimų juniorui, ne be jokio plano, bet tiesiog, ką tau atrodo svarbu jam žinoti dar, arba prieš neriant į šitą sritį, arba jau tokiam pradėjusiam, ar ne šiek tiek mokytis, pažinti? Prieš neriant tai tiesiog greičiausia yra ateiti vis tiek į kursą su bendraminčiais ir kad kažkas padėtų, su dėstytoju ir mentoriu. Nes tada greitai išsibando. Patinka, nepatinka, čia yra man, ne man ir viskas. Labai greitai. Ir tą sakau ne dėl pardaviminės pusės, kad į kursus ateitų, bet čia yra greičiausias būdas. Taip. Kitas būdas būna gerai, jeigu žmogui pasiseka internshipą, pakviečia, ateina ir realiai gauna iš karto su komanda darbuotis. Tai tada yra fantastika. Iš karto gali pasitikrinti kaip kas. Tai, o šiaip mano patarimas prieš būtų, aš vis laik sakau, pasiskaityti medžiagą, bent jau apie testavimą, bet ta medžiaga, tarkim, sertifikacinė, jinai yra labai sudėtinga, sausa, tai geriausia tada yra užsisakyti tokią knygą. Tų knygų yra, foundational levelio, būtent sertifikacijos. Tai bent jau perskaičius ten keli šimtai lapų, susidaro bendras įvaizdis, apie ką čia bus. Ir mano istorija su knyga irgi buvo tokia, kad aš gavau pirmoji darbovietė perskaityti knygą šitą, aš tą padariau per 3 dienas. Ir sakau, lengva. Ta prasme, viską supratau, atrodo lengva, bet paskaičiau po 2 mėnesių, žiūriu, kad ne velnio čia nelengva. Po 3 mėnesių žiūriu, kad jo situacijos, ką aš patyriau dabar taip, bet nebesuprantu. Tai vadinasi, buvo paviršutinis mąstymas pradžioj, bet pradžioj jo, siūlyčiau paskaityti. Pasimti kokį nors mini kursą Udemy ar bent jau ateiti gyvus. Čia, žinai, kuo toliau miškai, tuo daugiau medžių. Čia iš tos pačios operos. Tai pasibandyti visą laiką yra labai smagu, nes tik taip suprasi iš esmės, kaip ir sakai, gali pasičiupinėti daug lengviau, neimti, nenerti galbūt iškart stačia galva į vandenį, bet po truputį. Jo, nes būna, kad ateina įsivaizduoja testavimas, yra, tarkim, vien test automation, vien kodo rašymas. Ir ateina, sako, tai čia nereiks kodo rašyti. Sakau, reikės, bet reikės tik tai kursų tenais gale. Pradžiai turim išmokti šliaužiat, tada tik tai vaikščioti ir bėgioti. Reikia pagrindus pasidėti. Tai būna toks klaidingas įsitikinimas. Tai dabar pereikim irgi jau, ką užsiminiai apie Code Academy studijas. Tai papasakok irgi, kokius kursus dėstai ir kuo jie skiriasi, kad suprastų, kam jau įdomu, kur čia keliauti. Tai aš esu tos programos pats ir autorius, pats tą programą sukūriau prieš 4 kažkas metus.
tai programa buvo kurta nuo 6 mėnesių ir paskui dar tobulinta ant viršaus, tai apie metus laiko. Tai kontentas, tas turinys yra grinai mano sudėta patirtis ir sertifikacijos ir knygos ir pagalvota, ko iš tikrųjų reikia būtent tam pradžiamoksliui, tam atėjusiam žmogui, kuris nori persikvalifikuoti. Tai vat viskas tai yra įdėta ir yra 80 valandų kursas su 20 maždaug topikų ir tai per 10 savaičių tas kursas yra išeinamas. Tai čia vienas. Tada yra ilgasis kursas 280 valandų, kas trunka, jeigu po 3 vakarus per savaitę, trunka pusę metų. Tai tenais irgi yra tie patys topikai paimami, tik tai dar giliau, dar plačiau ir labiau į test automation ant galo fokusuojamasi. Ir tada dar sertifikacija. ISTQB CTFL 4.0, kaip pasiruošti sertifikatui, tai visą tą medžiagą irgi praeinam, papasakoju ir po to žmogus, jeigu jau yra pasiruošęs, gali atlaikyti egzaminą ir gauti tarptautinį sertifikatą. Bet šitam sertifikatui jau tu turi turėti žinių, ar ne? Negali ateiti žalias ir sakyti, išmokit mane visko nuo nulio. Reikalavimo tokio nėra, gali žmonės eiti, bet iš patirties galiu pasakyti, kad jeigu ir išmoks iškalis ir išeis išlaikyti, tai tu nesuprasi daug dalykų. Tai todėl aš rekomenduoju bent jau 3 mėnesiai turėti ar praėjus kursą, ar hands-on turėtos praktikos, tai rekomenduoju. O kaip pačios studijos vyksta, pati struktūra, kiek yra praktikos, kiek yra teorijos, kaip pas tave kurse? Apie 20-30% yra teorijos, visą laiką ten pusvalandis ar 1 valanda yra aš papasakoju apie topiką, apie temą ir tada neriam iš karto praktiką. Ir praktikuojamės ne tik individualiai, bet grupiai. Ir aš dar taikau tokį grupinį mokymąsi, nes pats, kai buvau Erasmus Danijoje, aš buvau su bendraminčiais, bet jie buvo 2-3 metais vyresni ir tai labai jautėsi. Ir aš pamačiau, kaip grupėse iš tikrųjų, koks yra efektas mokantis ten ir vieni kitus, kaip sakant, pavelka, patraukia į viršų, jeigu kažko nežinai. Ir lygiai tas pats ir čia ateina įvairiausių profilių žmonės, vieni turi daugiau patirties, kiti mažiau, bet komandiškai visada jie padaro daugiau negu individualiai. Tai jie taip ir mokosi. Aišku, yra vertinimai individualiai pasižiūrėti, kad supras, kur jie yra, tada žiūrim, kur judėti, kurią pusę, ko trūksta, kas gerai. Ir komandinis darbas. Nes dirbant realiuose projektuose, testuotojai labai reikia komunikuoti komandoje, labai reikia dirbti ir bandom per tos kursus atkartoti tą realią situaciją, kiek įmanoma, kad nebūtų didelio šoko išėjus į rinką ir gavus darbą. Supratau, labai smagu ir man labai smagu dar tai, kad pas mus, žinai, yra realiu laiku, kad nėra taip, kad kažkur įrašyta, tu ten žiūri, čia ir dabar gali klausti, čia ir dabar gali diskutuoti ir tas irgi grupinis mokymas, jis irgi labai daug duoda, nes galbūt vienas daugiau žino, kitas mažiau žino ir nedalinasi, tai labai veiksmingas metodas. Tai. Ir puikus klausimai būna. Tokių klausimų pažiūrė, kad pagalvoji ir man patinka labai dirbti su jaunais, visokio amžiaus žmonėm, bet ypatingai, kas ateina, tarkim, po universitetų, jie tam, tarkim, ar užsienį būna pasimokė ir tokių perliukų pažiūrė, kad būtų nepagalvoji. Ir labai faina, nes ir pats mokėsi tuo pat metu, nes pačiam irgi reikia pastoviai atsinaujinti, tobulėti ir tada perduodi visą žinias, ką žinai. Tai labai dabar įdomu, ko tavęs klausia. Pavyzdys. Įvairių klausimų klausia, įvairių, ten, ką daryti, kaip tas turi būti testavimas, kaip ten automationas, kaip integruoti, tiesiog. Gilinasi visiškai. Aišku, čia dėl to Code Academy yra, taip drįsiu pasakyti, vertinama akademija, nes visų pirma kokybė yra tiek programos, tiek dėstytojų, tiek ar ne, tas atvirumas diskusijoms skiriama laiko, netgi pritaiko pagal skirtingus tempus. Tai kiekvienas tas, kuris nori, išsineš maksimumą iš tų studijų. Tai galiu tik pasakyti, kad lauksime Code Academy studijose pas Mantą. Aš ir pats sakau, žiūrėkit, turit laiką su manim, susimokėjot jau, tai išnaudokit tą dalyką, klauskit, kiek klausit, tiek gausit. Tai ir tikrai pačiai pradžiai būna nedrąsu, neklausia, bet paskui įsidrąsina ir tada neina sustabdyti. Tai tas progresas būna, įdomu stebėti. Aš dar turiu prisipažinti, apie ką mes šnekėjom dar pačiai pradžiai, kad
Kartais galvojama, kad lengvas rytis ir, kaip pavyzdys, sako, oi, čia mes kelis podcastus iš eilės kalbėjom, kad čia merginos renkasi labiau testavimą, nes čia yra lengva pradžia arba web dizainą, nes bijo kažkokių sudėtingų sričių. Tai kaip yra su merginom pas jūs dabar grupėse? Yra panašiai su vaikinais ar kokia situacija? Tai šiaip, jeigu procentaliai paėmus, tai per viduriuką. 50-50. Nu, ir merginų, ir vyrukų yra tiek pat. Kartais būna, kad daugiau merginų, tai sakau, vyrukai laikykitės, nes dominuoja. Kitą kartą būna atvirkščiai, daugiau vyrukų negu merginų. Bet šiaip testavime pačiam ir kiek teko dirbti, tai tas santykis yra žymiai geresnis, proporcija. Taip. Ir sakyčiau, vienur daugiau merginų, kitur daugiau vyrukų, bet būna panašiai. Jeigu ten jau eisime kokį testą automation, labiau techninę dalį, kažkodėl daugiau būna vyrukų. Bet dabar matau, kad merginos neatsilieka po kursų, ima tos techninius dalykus, patinka ir šaunu tą matyti. Pasikauščiusios jau. Man buvo toks, man teko turėti komandiruotę į Rumuniją, nuvažiuoti į vieną iš IT ofisų ir aš ten žiūriu, ofise pilna merginų ir jos visos atsidariusios šitus juodus langus, Visual Studio ir tas visas programas ir žiūriu, programuoja, rašo automatinius testus, galvoju, wow, tokio kontrasto, kad tiek daug nemačiau. Tai sakau, ateis ir vieną dieną ir pas mus taip. Taip. Tai dar klausimėlis apie tą asmenybę, ar ne? Nes kartais būna, kad žmonėm įdomu, aš, tarkim, dabar klauso mūsų kažkas ir galvoja, čia tikrai įdomiai skamba, aš čia visai norėčiau, bet kalbant apie tą softinę dalį, apie asmenybės dalį, koks turėtų būti tas geras specialistas, kad jam ir tiktų šitą specialybę. Ne šiaip, kad jisai būtų toks vidutinis, taip sakykim, kuris galbūt labai techninį išmano ar ne, bet gal softinės nelabai jam pavyksta. Tai kokių tų savybių šitai specialybei reikia labiausiai? Tokio užsispyrimo mokytis, nes vis tiek visą laiką reikės mokytis. Vienas projektas baigėsi, gal buvo finansai, kitas bus gal medicina, kitas bus gal dar kažkoks tai projektas, kitas rytis. Tai nuolatos reikės mokytis ir jeigu patinka tas pokytis, tai geras ženklas. Jeigu patinka detalės, pastabumas, nebijojimas klausti, komunikuoti su komanda, tai irgi geras ženklas. Tai tos tokios vienos pagrindinių savybių ir ypatingai užduoti klausimus, gerus klausimus, nebijoti, nes iš to klausimo geros diskusijos išeina ir ten atrandami niuansai, dalykai ir sako, gerai, kad čia uždavė, nes būtumėm praleidę tą ir tą. Tai tokios savybės, sakyčiau, pagrindinės ir tech skillsai, juos gali išmokti. Juos gali išmokti per laiką, čia, jeigu tu neturi, tiesiog paskaitysi, pasėdės ir tiek. Bet soft skillsai gal yra sunkiau, nes čia yra tavo charakteris, asmenybė, jinai susiformavus yra per laiką ir kai tu ateini, ne visada gali iš karto patapti tuo tokiu komunikabiliu žmogum. Tai tada reikia perlipti per save. Tai dabar ar introvertas, ar ekstrovertas nėra skirtumo, vieni ar kiti atranda vietą, bet vis tiek ta komunikacija laiku ir vietu yra svarbi. Tai softinė dalis. Taip, tai čia dabar beveik visur, kaip anksčiau IT sritis visos atrodydavo, kad tik tai hard skillų visų reikia ir tik tai techninės žinios, tai dabar vis labiau matom, kad be komunikacijos niekaip. Ir ypatingai tarptautiniai projektai, kai ir skirtingos laiko zonos ir tolerancija irgi įvairiom šalim, nes anglų kalba ir mes galim turėti akcentą, kitos šalis gali turėti akcentą, susikalbėti, supratimas visai yra kitoks, į tą patį dalyką žiūri skirtingai. Tarkim, ar tenais Pietų Amerika, Šiaurės Amerika ar Azija, yra visokių niuansų. Ir jeigu tai bus užsispyręs, netolerantiškai žiūrėsi, komandai nesusidirbsi. Tai tas labai svarbu ir užsienio kalba ir kaip komunikuoti. Tai ką, ačiū tau labai, Mantai, ačiū už pasakojimą ir tai, kad čia atėjai, o su visais susidomėjusiais susitiksim kursuose ir sakau iki.